gydytojo Adolfo Augustinavičiaus širdyje. Tikslo, kuris štai stovi prieš mus visus. Paminklas skirtas šventajam Lukui. Taigi dabar norėčiau pakviesti patį fundatorių Adolfą Augustinavičių prieiti arčiau prie paminklo. Taip pat kviečiu Vilkijos miesto seniūną Leonardą Deglių ir skulptorių Gintarą Juozą Česiūną. Taip. Jūs visi dabar draugai prie paminklo, žiūrėkit, kuris ten užrištas. Turite atsirišti ir gražiai iš lėto atidengti, kad visi pamatytų ir išvystų šitą paminklo grožį. Na, brangieji, mes paplokime išvydę tikrai labai dailiai, meniškai gražiai pagamintą Švento Luko atvaizdą. Na, ir pirmą knygą įriškė rožė jam į Evangelijų knygą. Taigi, brangieji, laikoma, kad šventasis Lukas buvo kilęs iš aristokratijos. Jis gimė Sirijoje, buvo pagonis, pagal profesiją gydytojas, užsiiminėjo menu ir literatūrą. Atsivertęs į krikščionybę, Lukas tapo apaštalų, ypač Pauliaus draugų ir mokiniu. Jis nebuvo vienas iš 12 Kristaus mokinių, jis nėra matęs Jėzaus gyvo, tačiau jis buvo vienas iš 70 Jėzaus mokinių, kuris skelbė žmonėms, ligoniams, vargdieniams, suvargusiems, džiugiąją gerąją naujieną, kurią mes dar visai nesenai girdėjome mūsų nuostabioj bažnyčioj. Lukas buvo apaštalo Pauliaus padėjėjas, lydėjo į antroje misionieriškoje kelionėje po artimuosius rytus. Lukas pagal profesiją gydytojas ir jo Evangelija yra specifinė tuo, kad jis skiria daug dėmesio ligoniams ir ligų aprašymui. Šventasis Lukas globojo ne tik gydytojus, bet ir menininkus, kadangi nutapė švenčiausios mergelės Marijos paveikslą. Švento Luko pagrindinis atributas yra jautis. Šventasis Lukas vienas iš Naujojo testamento rašytojų, tradiciškai laikomas trečiosios Evangelijos bei apaštalų darbų autoriumi. Laiškuose kolosiečiams prisimenama apie bendrą keleivį ir kalba apie jį kaip apie mylimą gydytoją, pasižyminti didžiu jautrumu bei pasirengimu padėti artimui. Jis nepriekaištingai tarnavo viešpačiui, neėmė žmonos ir neturėjo vaikų. Mirė būdamas 84 metų, pilnas šventosios dvasios. Taigi dabar pakvieskime Vilkijos parapijos kleboną, kunigą Virgilijų Dudonį viešpaties vardu palaiminti šį nuostabų paminklą. Aš pirmiausia prieš palaiminę tikrai noriu padėkoti ponui Adolfui ir skulptoriui, tikrai gražu, labai gražu. Ir tai, kad prisimenam savo tikėjimo brolį ir kad prisimenam gydytojus ir meldžiam užtarimą jiems ir užpuošmeną miesteliui. Pradžioje maldą ponas Adolfas yra man davęs, aš nežinom autorius, pirmą kreipinys malda, paskui pašventinimas. Viešpatie šventam Lukui užtariant, padaryk mus visada pasiruošusius palengvinti mūsų ligonių ir jų artimųjų kančias. Leis, kad kiekvienas iš mūsų taptume atidūs didžiajai mūsų patikėtai misijai, būti gailestingos meilės ir vilties įrankiais. Siųsk savo dvasią į mūsų protus, vadovauk mūsų rankoms, padaryk mūsų širdis džiugias, uolias ir atjaučiančias. Dovanok mums išmintį ir mokslinį pažinimą, kad prisertinę prie sergančiųjų surastume negalavimo priežastis ir paskirtume tinkamą gydymą. Duok mums stiprybės priimti tai, ko negalime pakeisti, drąsos pakeisti tai, ką galime pakeisti ir išminties, kad sugebėtume atskirti vieną nuo kito. Padėk visada ginti gyvybę nuo jos prasidėjimo ir gerbti kiekvienos žmogiškos būtybės orumą. Palaimink mūsų studijas ir mūsų darbą, apšviesk mūsų mokslinius tyrinėjimus ir mokymą, dovanok mums stiprybę ištikimai ir nuolankiai tau tarnauti mūsų sergantiems ligonėms per prisikėlusį Kristų mūsų viešpatį. Amen.
Viešpatie Dieve, tavo galia yra viskas pašventinama, pašventink šį paminklą, kad tie žmonės, kurie praeis pro jį, kreipsis į Šventą Luką, patirtų jo užtarimą per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Vėl paplojam. Na, o po plojimo kviečiu maestro Eglę pagiedoti gražią giesmę. Luko garbė ir mūsų visų. Ačiū labai nuostabu. Taigi, brangieji, visi esame šio įstabaus įvykių liudininkai. Ir džiaugiamės, kad šiandien į šį iškilų momentą yra atvykę ir svečių. Taigi, tai Kauno rajono savivaldybės tarybos nariai Jonas Gurskas, Dalytė Rudzevičienė, paplokime. Kauno rajono urbanistikos skyriaus vedėjų pavaduotoja Rūta Černiauskinė, Kauno rajono savivaldybės gydytojas Romualdas Žekas. Džiugu, kad atvyko ir akademikas Jurgis Bredikis. Kartu su mumis skulptorius Gintaras Juozas Česiūnas. Uždaraus akcinės bendrovės Akmena vadovas Jonas Šlapikas. Niekada švenčių neapleidžia ir Vilkijos miesto seniūnas Leonardas Deglius. Taip pat Vilkijos apylinkių seniūnas Arūnas Bačiūnas. Vilkijos gimnazijos direktorius Antanas Švedas. Na ir matau ir mūsų verslininkas Stasys Berštautas. Ir visų aišku ir neišvardinsim. Reiktų turbūt po vieną atskirai, kokie visi esate šiandien ir visada svarbus ir reikšmingi. Taigi tai pirmiausia ir suteiksime sveikinimo žodį, padėkos žodį, turbūt ir ponui Adolfui, jo vadovaujamam personalui, Vilkijos miesto seniūną Leonardą Deglių kviečiam. Gerbiamas akademikė Jurgį Bredikį, gerbiamas klebonė, gerbiamas Adolfo Ketinavičio tarybos nariai ir visi kiti svečiai. Na, pagaliau, pirmą kartą Vilkija turi tikrą, sakyčiau, tikrai labai puikiai atliktą paminklą. Tai tikrą vertingą paminklą. Nežinau, kaip padėkoti už šį paminklą. Žinoma, dabar reikės labai stipriai pasitempti ir mums toliau aplinka ne visiškai tinka šiam paminklui.
reikės ir laiptus tuos visai kitokius padaryti, ir šitos bjaurius stulpus pašalinti, ir taip toliau, daug ką čia pagražinti reikės. Na ir netemdamas laiko, aš norėčiau paskaityti porą, įteikti porą padėkos raštų. Tai pirmas būtų Adolfui Augustinavičiui. Nuoširdžiai dėkoju už vertingą dovaną Vilkijai, už garbingos mediko profesijos pagerbimą. Švento Luko paminklas 10 mečius puoš Vilkiją ir ateities kartoms primins, kad čia dirbo darbštūs, rūpestingi, atsidavę savo profesijai medicinos darbuotojai. Tad ačiū tau, Adolfai. Ir skulptoriui Gintarui Česiūnui. Gerbiamas Gintarai Juozai Česiūnai, dėkoju už vertingą kūrinį, kurį mums ir ateities kartoms primins medicinos, kuris mums ir ateities kartoms primins medicinos reikšmę žmonėms. Linkiu jums ir toliau kūrybinės sėkmės, puikiai savo darbais puošiant Lietuvą. Ačiū visiems. Ačiū labai seniūnai. Ir kviečiame Kauno rajono savivaldybės tarybos narę ir Vilkių žemės ūkio mokyklos direktorę Dalytę Rudzevičienę. Labą dieną visiems, gerbiamas Adolfai, gerbiami svečiai, gerbiami ir mėly vilkijiečiai. Iš tiesų, šiandieną noriu pasveikinti Jūs Vilkijos žemės ūkio mokyklos bendruomenės vardu. Padėkoti, kad Jūs esat būtent čia, su savo gražiais darbais. Jūsų gyvenimas turbūt tapo jūsų darbo, arba atvirkščiai darbas tapo gyvenimu. Nes tiek metų atiduoti šitai mūsų gražiai Vilkijai, tai tikrai didelis atsidavimas. Manau, šiandien realizavosi jūsų ir mintys, ir darbai. Todėl sveikinu ir džiaugiuosi. Linkiu Jums geros sveikatos. Aišku, viso to nebūtumėt pasiekęs be savo nuostabios šeimos. Taigi, tuo, ko esame, yra ir šeima. Todėl visiems Jums stiprybės. Kviečiame, nors yra ir nelabai šilta ir žvarboka, tačiau vis tiek dar norėtųsi vieną kitą kalbėtoją pakalbinti, taigi kviečiame ir patį skulptorių Gintarą Juozą Česiūną pasidalinti mintimis apie šį kūrinį, kaip jį teko pagimdyti tokį didelį ir gražų. Labą dieną visiems ir ačiū susirinkusiems. Tiesiog sveikinti iniciatyvą statyti skulptūrą prie ligoninės, statyti įsiamžinimą ir statyti Vilkijai puošmeną, kaip kunigas minėjo. Tiesiog pats kūrybinis procesas vyko gal staigiai, nes terminai tokie buvo sudėlioti trumpoki. Tiesiog norėčiau papasakot, pats akmenėlis atkeliavo iš Jurbarko. Tiesiog akmuo buvo didžiulis, tai yra 8 su virš tonos. Toliau ačiū Akmelitai, kuri padėjo apdoroti pradinius pjūvius. Toliau buvo darbas, visi savaitgaliai, visi vakarai, nes tikrai terminas suspaustas. Turėjau talkos, turėjau sūnų, turėjau svotą talkoje ir, tikiuosi, darbas pavyko. Tiesiog ačiū ponui Adolfui už pasitikėjimą, nes, kiek žinau, šitai skulptūrai buvo daugiau dailininkų kviesta. Kažkaip teko šitą garbė man. Todėl ačiū už tai. Ir bendrai labai noriu pasveikinti visą Vilkiją. Iš tiesų tikrai atsirado galbūt dar vienas rimtas darbelis jūsų miestelėje. Noriu palinkėti visiems sveikatos, laimės ir viso ko geriausio. Labai ačiū už dėmesį. Tarti žodį kviečiame akademiką Jurgį Brėdikį.
visiems. Aš labai džiaugiuosi, kad čia galiu dalyvauti šiandieną, nes manau, kad tai yra ne tik tai Vilkijos įvykis, bet sakyčiau istorinis. Bet nežinau, kas gali pasakyti, kur dar yra Švento Luko paminklas, ar prie ligoninės, ar kokiam mieste, ar kur nors kitur. Čia yra unikalinis dalykas ir labai reikšmingas, simboliškas. Todėl, kad tai faktiškai yra sąjunga, kuri buvo pas patį Luką, tikėjimo, religijos ir mokslo, kaip gydytojo. Ir dabar iš tikro nauji mokslo atradimai, kvantinės fizikos, sąsukinių laukų, virpesių, hologramos, duoda naują požiūrį į religiją, į tikėjimą ir mokslą. Faktiškai dingsta priešprieša tarp religijos, tikėjimo ir mokslo. Ir tokiu būdu šitas paminklas gali tarnauti kaip savotiška bazė. Aš netgi siūlyčiau pradėti organizuoti čia mokslinės konferencijas, kuriuose dalyvautų religijų atstovai ir medicinos mokslo ir tokiu būdu patvirtinti tą ryšį. Tai yra labai reikšminga. Labai noriu, aišku, padėkoti senam bičiuliui mano Adolfui. Jo aš jį visapusiškai atrodo pažinau, bet jis nustebino tą savo idėjų atkaklumo, jam visada užtekdavo. Tai tikrai didelė dovana ir Vilkija, ne tik Vilkija, sveikinu ir visus vilkijiečius. Su jais kartu džiaugiuosi, kad turite tokį gražų atminimą. Ačiū. Na, o dabar žodis suteikiamas ir fondatoriui. Iš įpratimo vadinu vis direktoriau. Taigi, Adolfai, jūsų žodis, prašau. Labą dieną visiems, kurie toliau nuo manęs nori, kad pasispaustume arčiau, būtų šilčiau. Noriu prisiminti tą idėją, kuri gimė man bedirbant čia Vilkijoje. Pirmiausia, tai turiu artimą giminaitį, kunigą Vytautą Dagelį, kuris dažnai lankydamas pas mane susipažino su mano darbais, su mano žmonėmis ir iškėlė idėją, kad reikia įamžinti Švento Luko paminklą kažkokiu tai būdu Vilkijoje. Na ir svarsčiau, mąsčiau, galvojau, daug prie tų minčių prisidėjo žmona Dangeliūtė. Taip pat visokiojopai prisidėjo prie tų minčių ir mano šeimos medikai. Tai duktė Daina, Asta, Vytautas, Justina, Birutė, Paulina, kuri dabar studijuoja. Ir taip susidarė tokia medikų šeima, gydytojų, kurie atiduodam visas jėgas pacientui ir bendrai visuomeniai. Todėl to pasakoje ir gimė idėja galutinai pasitarusi su akademiku Jurgiu Bredikiu, kad reikalinga kažką tai padaryti. Ir ieškojau skulptoriaus, nemažai ieškojau, tempėsi laikai, nepaspėjau iki savo gimtadienių įgyvendinti, todėl vis dėlto gerbiamas skulptorius mano užbučia baigė tokią gražią dieną. Aš dėkingas visiems, kurie prisidėjo prie tos idėjos, palaikė mane morališkai, tai ir padėjo organizaciniais darbais, tai direktorė Dainara Kudzinskienė, Regina Subačienė, Juozas Jaras,
ir daugelis kitų darbuotojų padėjo man vykdyti šitą idėją. Na, o skaitau, kad Šventas Lukas nusipelno, jis man padėjo, man sekėsi organizuoti kolektyvą daugelį metų. Kolektyvas buvo pirmaujantis rajono gydymo įstaigų darbe, tai jis, man atrodo, ir toliau lydės palaimą, kad ši gydymo įstaiga bus pavyzdinga mūsų zonos gyventojams ir bendrai rajone. Ačiū Jums už dėmesį. Ačiū labai Jums, ponai Adolfai. Brangieji iš Jaudulio, ne visus garbingus svečius paminėjau, tai atsiprašau, labai praleidau Kauno rajono savivaldybės tarybos narę Lionę Pikelienę ir muziejaus atstovus, tai Vidų ir Arūnas Niečkus. Ir dar norėtumėm pakviesti, gal yra norinčių tarti taip pat žodį. O jeigu ne, tai dar turim ką ir pakviesti, tai pačią direktorę Dainorą Kudzinskienę su gražiu kolektyvu. Čia sukurta Švento Luko skulptūra atspindi mūsų visų ryšį, bendrystę, požiūrį į grožį, į meną, į globą, kas dažnai gali tapti atrama viskam. Kaip girdėjome, juk Šventas Lukas yra ne tik gydytojų, bet ir menininkų globėjas. Tad gydymas yra menas, kuris prasideda mūsų supančioje aplinkoje, sąžiningai, kiekvieno mediko atliktame darbe, koks jis sunkus bebūtų, su meile žmonėms, ieškant sprendimo lengvumo, bendravimo ir bendradarbiavimo, nenusišalinant ir giliai įsipareigojant gėrį. Visų medikų bendruomenės vardu, visų buvusių ir esamų, per 63 ligoninės, 24 poliklinikos ir punktų gyvavimo metus dėkoju renginio organizatoriui buvusiam ilgamečiui vadovui, gydytojui Adolfui Augustinavičiui, už idėją ir jos visapusiškai gyvendinimą, kuriant grožį mūsų aplinkoje. Visapusiškai gyveninti Švento Luko skulptūrą įstaigos teritorijoje. Šios pastato šeimininkė direktorė Dainora Kudzinskienė. Dėkoju skulptoriui Gintarui Juozui Česiūnui už idėjos supratimą ir įtvirtinimą šioje žemėje. Dėkoju skulptoriui Gintarui Juozui Česiūnui už puikiai ir profesionaliai sukurtą Švento Luko gydytojų globėjo skulptūrą, kuri puošia mūsų gydymo įstaigos teritorijoje. Direktorė Dainora Kudzinskienė. Dėkoju visiems palaikiusiems šią idėją ir padėjusiems įgyvendinti. Ir ypač džiaugiuosi, kad į mūsų šventę atvyko Kauno rajono savivaldybės gydytojas Romualdas Žekas. Jam irgi norime įteikti gėlyčių puokštę. Ir džiaugiamės, kad dalyvauja profesorius akademikas Jurgis Bredikis. Taip pat sveikiname jį ir dėkojame. Taip pat iš toliausiai atvykusi mūsų gerbiama tarybos narė Lionė Pikelienė, ją taipogi sveikiname su švente. Gyvenimas per trumpas, kad nedarytum to, ko nori. Ačiū visiems už šventę. Brangiai, aš nuoširdžiai dėkoju visiems čia esantiems ir visiems svečiams ir medicinos darbuotojams, tiems, kurie jau minėjau, prisidėjo man organizuojant ir vykdant šią idėją. Toliau noriu pakviesti visus nusifotografuoti, kad liktų bendras prisiminimas ateičiai. Taigi visus kviečiame, kiek mes čia tilpsim, vieną gražią bendrą nuotrauką.